Labvakar visiems, pona į ponis. Tai labai malonu vėl jūs matyti čia mūsų būdo klube. Ir netgi, sakau, tokių yra įdomių sutapimų, kad netgi šiuo metu 17:30 prasideda Vatikane ir konklava. Ir mūsų renginys irgi prasideda tuo pačiu metu. Tai labai gražūs sutapimai ir manau, jie prasmingi. O šiandien gal todėl, kad šiandien tokias neeilinis mūsų būdo klubo susitikimas, nes tokia labai intriguojanti tema, o mūsų viešnia šiandien yra Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto sakytinės tautosakos skyriaus mokslo darbuotoja, daktarė Vita Džekčioriūtė. Visada nelengva ištarti šitą retą jūsų pavardę, bet labai malonu. Tai kągi, tikrai čia daug įdomių bus sąsajų, kiek aš suprantu, ir tos mitologinės sąsajos su mitiniam būtybėm, su kitataučiais ir dar ir su Elgetom, ir dar matyt su daug kuo. Tai labai malonu. Tai kągi, tai prašom. Tai ačiū Juozui už pristatymą. Labas pavakarys visiems susirinkusiem čia ir, kaip sužinau, dar yra žiūrinčių ir kitose erdvėse. Tai sveikinuosi su visais. Nesu įgudusi kalbėtoja ir pranešėja, tai iškart noriu atsiprašyti, kad būsiu įnikusi į popieriaus lapus, bet tikiuosi, kad tai nesutrukdys įdomumo ir bus vis tiek įdomu klausyti. Tai šiandien ruošiuos kalbėti apie vaiko mitologinę sampratą tradicinėje lietuvių kultūroje ir paskaitoje, kai sakau tradicinė kultūra arba tradicinis pasaulėvaizdis, omenyje turiu su vaikystė susijusias praktikas gyvavusias kaimo bendruomenėse ir kalbėsiu apie laikotarpį apimantį XIX amžiaus pabaigą ir XX amžiaus pirmąją pusę. Savo tyrimui pasitelkiu įvairią folklorinę ir etnografinę medžiagą, apimančią vaikų auginimo, etnomedicinos praktikas, su vaiko samprata susijusius mitinę mąstyseną išreiškiančius tikėjimus ir papročius. Na ir apie ką kalbėsiu šioje paskaitoje apskritai. Tai iš pradžių pristatysiu tradiciniai lietuvių kultūrai būdingą žmogiškumo ir nežmogiškumo sampratą, per kurią atsiskleidžia, kodėl vaikas tradicinėme pasaulėvaizdyje buvo traktuojamas kaip nežmogus. Tuomet aptarsiu vaiko ryšius su mitiniu pasauliu trimis aspektais. Tai yra, kokios yra vaiko ir mitinių būtybių sąsajos, kaip tradicinėme pasaulėvaizdyje vaikas gali būti tapatinamas su tam tikrais gyvūnais, na ir kaip atsiskleidžia vaiko sąsajos su sociokultūrinių paribių atstovais. Tai čia turiu omeny jau Juozo minėtus kitataučius ir Elgetas. Na ir galiausiai paskutinė paskaitos dalis bus trumpas panagrinėjimas ankstyvos vaikystės tarpsnio, kai būvio tarp dviejų pasaulių. Kitaip tariant, čia kalbėsiu apie vaiką ir kaip jis buvo suvokiamas, kaip su juo buvo elgiamasi nuo gimimo iki krikšto. Tai toks trumpas visai gyvenimo tarpsnis. Na ir kas yragi tas nežmogiškumas ir kaip jis reiškėsi tradicinėme lietuvių pasaulėvaizdyje. Į nežmogiškumo sampratą galima pažvelgti keliais požiūriais ir visų pirma norėčiau paminėti antropologų, dar kitaip vadinamo ontologinio posūkio atstovais, Filipo Descola, Eduardo Viveiros de Castro, Grahamo Hervey darbuose išryškėjantį neantropocentrinį požiūrį, kuriame žmogus atsiskleidžia ne kaip pasaulio centras, o kaip viena iš jį supančio pasaulio ir pasaulyje gyvenančių būtybių dalis. Taigi šiame suvokime pasaulis yra pilnas būtybių arba esybių, kurios traktuojamos kaip žmogui lygiaverčiai asmenys. Norint pabrėžti, kad tai nėra žmonės, dažnai jie taip yra ir įvardijami asmenys, angliškai persons, dar vartojami tokie terminai kaip nežmonės, non-humans, arba kitiniai žmonės, asmenys other than human persons. Asmenimis arba kitais nei žmonės asmenimis gali būti bet kokie gyvosios ar negyvosios gamtos reiškiniai, netgi daiktai, ir mitinės būtybės. Ir tokiame pasaulio suvokime atsiskleidžia holistinis požiūris į jį, kuriame
pasaulis yra nesufragmentuotas, jis išlieka vientisas ir tarp skirtingų jame esančių esybių vyksta nuolatinė komunikacija. Tarp nežmonių arba kitokių nei žmonės asmenų gali būti ir kitų žmonių pavidalą turinčių asmenų, tad prie šių ir būtų priskirtini vaikai. Ir žvelgiant iš tokios antropologinės perspektyvos, vaikas tradicinėje lietuvių kultūroje galėjo būti suvokiamas kaip asmuo ar asmenybė, tačiau kitokia negu žmogus. Anot vaikystę įvairiose pasaulio kultūrose tyrusio antropologo Davido Lency, vaikai nėra žmonės, apskritai taip ir įvardyjama, kad ne žmonės, ir tokiai sampratai būdingas vaiko atidėtas asmenybiškumas arba žmogiškumas ir kultūriniai modeliai, grindžiantis to vaiko transformaciją į asmenybę. Tai šiandien kažkiek tų kultūrinių modelių ir pasižiūrėsim. Su nežmogiškumo samprata yra susijusi savas svetimas skirtis, kuri akcentuojama kai kuriuose antropologų, etnologų, kultūros istorikų darbuose, ir čia jau toks kaip įprastas dalykas. Ir ji iš esmės šis skirtis yra antropocentrinė, tačiau gali padėti aiškiau apibrėžti vaiko vietą tradicinėje kultūroje. Nuo seno žmonės aplinkai ir jos gyventojus skirstydavo į savus ir svetimus. Sava tai žmogaus sritis, svetima nežmogiška, gyvūniška, dievams ir mirčiai priklausanti sfera. Pastarai gali priklausyti ir kai kurie žmonių bendruomenės atstovai. Sava ir svetima gali reikšti priklausimą skirtingoms socialinėms, amžiaus, etninėms ir konfesinėms grupėms, čia anot antropologo Baibūrino, o kultūros istorikas Virginijus Savukynas, kurį nekartą dar minėsiu, pateikė tokius skirstymo į savus ir svetimus kriterijus. Tai yra kalba, konfesinė priklausomybė ir socialinė priklausomybė. Ir pagal pastarąjį skirstymą vaikas tradicinėje kultūroje galėtų būti traktuotinas kaip nežmogus, remiantis tos socialinės priklausomybės kriterijumi. Bet šiaip giliau pažvelgus iš tikrųjų, jis neatitinka ir kalbos kriterijų, nes gimę vaikai nekalba. Tai ir konfesinės priklausomybės iki krikšto, nes konfesinė priklausomybė įgyja tik tai pakrikštyti. Skirstime į savus ir svetimus gali išryškėti ir laipsniškumas. Svetimiausios žmonėms yra mitinės būtybės, netokie svetimi yra realiai egzistuojantis gyvūnai, ir dar artimesni žmonių bendruomeniai priklausantis, tačiau kitokiais laikomi žmonės. Kitataučių įvaizdį lietuvių folklore tyrusi Laima Anglickienė hierarchiškai išskiria 7 svetimumo lygmenis, čia ir pavaizdavau juos, tai mitinio pasaulio atstovai, kitatikiai, kitataučiai, kitų socialinių grupių atstovai, kitų etnografinių sričių žmonės, kitos vietovės žmonės, kitos giminės ir šeimos atstovai, tai tokia kaip gradacija matosi. Ir šią seką galima būtų praplėsti ir mitiškai įprasmintais gyvūnais, kurie mano tyrimui tikrai yra svarbus. Ir tuos mitiškai įprasmintus gyvūnus aš įterpčiau į šitą sistemą tarp mitinio pasaulio atstovų ir kitatikių. Svetimieji, nors ir egzistuojantis iš tikrųjų tradicinėje kultūroje, dažnai tampa tolygus mitinėms būtybėms. Gali būti ir ypatinga žmonių kategorija, kuri vienu metu priklauso, atsiprašau, truputį pasimečiau. Gerai. Tai yra žmonių kategorija, kuri vienu metu priklauso ir saviems, ir svetimiems. Jie vertinami kaip savi tarp svetimų arba svetimi tarp savų. Ir anot Baibūrino tokiai kategorijai galima priskirti protėvius, tačiau tai pačiai kategorijai galima priskirti ir mažus vaikus, kurie atkeliauja iš ten pat, bent jau tai buvo tikima anksčiau, kur yra protėviai. Anot įvairių kultūrų auginimo praktikas tyriančio amerikiečių antropologo, kurį jau minėjau, Davido Lency, daugelį kultūrų vaikui nepriskiriama asmenybė. Tai yra jis laikomas ne žmogumi, nes yra liminalinėme arba tarpinėme būvyje tarp gyvųjų ir mirusių ir dvasių pasaulio. Ir aiškiau tokią tarpininkų kategoriją atskleistų neįprasta dvinarė savo svetimo skirtis, apie kurią jau kalbėjau, o Savukyno siūloma trinarė struktūra, tai yra savas, kitas ir svetimas, kurioje vaikas žmonių bendruomenėje gali būti priskiriamas kitam.
Tai yra turinčiam ryšį ir su kitais bendruomenės nariais žmonėmis, ir su svetimais mitinėmis būtybėmis, gyvūnais ir kitais bendruomenės atstovais socialinio paribio. Toks vaiko buvimas kitu susijęs su Lancy išskirta atidėto asmenybiškumo arba žmogiškumo sąvoka. Vienas iš būdų, kuriais įvairiose pasaulio kultūrose reiškėsi atidėtas asmenybiškumas, yra tradiciniai lietuvių kultūrai būdingas dviejų pasaulio modelis. Juo remiantis vaikas yra tarpininkas tarp šių dviejų pasaulių, dvasių ir žmonių gyvenamojo. Ir dėl savo ryšio su svetimaisiais vaikai yra suvokiami kaip kiti, kuriuos norint paversti savais, reikia atlikti tam tikras praktikas. Ne žmogaus samprata tradicinėje lietuvių kultūroje pirmiausia skleidžiasi kaip istorinė socialinė kategorija ir jinai nebūtinai būdinga tik vaikam. Kalbant apie šią kategoriją, svarbu, kad bendruomenė save apibrėžia, kaip bendruomenė save apibrėžia ir kaip tie apibrėžimai išryškiami. Na ir čia pacituosiu Savukyną. Tradicinėje kultūroje žmogaus sąvoka nebuvo įgavusi universalaus atspalvio, kurį turi šiandien. Žmogaus kategorija buvo skirta žymėti konkrečiam socialiniam sluoksniui, šiuo atveju valstiečių. Socialinė priklausomybė, tarnavimas kitam reiškia ir vaikystę. Tai yra dar nesavarankišką gyvenimą. O žmogumi tampi tuomet, kai tampi ūkininku. Taigi tradicinėje žemdirbiškoje lietuvių kultūroje galime stebėti savotiškus buvimo žmogumi laipsnius. Bendruomenėje vieni asmenys yra arčiau žmogiškumo, kiti toliau. Ir šie buvimo žmogumi laipsniai pagristi socialiniu jautrumu, kuris valstiečiui buvo ypač svarbus. O žmonių skirstimas į žmonės ir nežmonės yra valstietiškojo mąstymo sukurtos taksonomijos praeityje padėjusios paaiškinti supantį pasaulį. Anot Žemaičių sampratą ir vaizdinį aprašiusio Igno Končiaus, svarbiausi tikrojo žmogaus požymiai žemaičiams yra sava kalba, ūkinė žemdirbio veikla ir doras elgesys. Ir kuo asmuo labiau atitinka šiuos kriterijus, tuo jis yra žmogiškesnis. Kad tikras žmogus yra doras ir todėl gerbtinas, galime matyti iš lietuvių kalbos žodyno. Žodžio žmogus 5 reikšmė ir prie jos pateikti pavyzdžiai sako: būk žmogus, tai niekur neprapulsi. Arba bažnyčio neina, tai ne žmogus. Žmogumi nebuvo vadinamas joks pakankamai žemės neturintis ar kokiu nors amatu užsiimantis asmuo. Pavyzdžiui, Končiaus pateikiami pavyzdžiai. Koks jis ten žmogus, trobelninkas. Arba kur tau žmogus, va meistras be ateinas. Taip pat ir aukštesnį socialinį statusą užimantis asmenys taip pat yra ne žmonės, tokie kaip ponai, bajorai ar kunigai. Žmonėmis nevadinami ir nuolatinės gyvenamosios vietos neturintys elgetos. Tai atskleidžia, tarkim, toks pasakymas: gal jis ir buvo kada žmogus, bet dabar jau ubagas. O kitataučiai, kurių skiriasi kalba, elgesys, išvaizda ir pragyvenimo šaltinis, įkūnija visišką bendruomenės atstovų nežmogiškumo kaip socialinės kategorijos užribį. 7 lietuvių kalbos žodyno žmogus reikšmė yra savos tautos ar tikybos asmuo, tai yra vietos gyventojas lietuvis. Todėl kitataučiai yra ne žmonės. Pavyzdžiai žodyno. Verbylos, čia kaimo pavadinimas, tai vieni rusai, nebuvo ne vieno žmogaus. Arba žmogaus buvo šyvas arklys kūdas, o totoriaus juodas diktas. Dažniausia kaip nežmonės įvardymi ir žydai. Pavyzdžiui, žmogusgi krautuvės neturėjo, žydai vis. Arba atsivežė žmogus 6 ožaičius į turgų ir atėjo žydas pirkti. Savukynas teigia, kad svetimi paprastai imami demonizuoti. Man norėtųsi truputį kitaip įvardinti ir sakyti, kad ne žmonės tradicinėse kultūrose įprasta tiesiog mitologizuoti. Jie pradedami sieti su mitiniu pasauliu. Tad nežmogiškumas šalia socialinio krūvio gali turėti ir mitinį krūvį. Todėl kai kurie matininkai, pavyzdžiui, kalviai ir kitataučiai, turi ypatingų galių, yra artimi mitiniam pasauliui ir tapatinami su juo. Ir tas pats būdinga ir vaikams, kurie iš dalies taip pat nėra žmonės, bet jeigu cituoti pažodžiu Igną Končių, tai galima ir griežčiau pasakyti: vaikas tiesiog ne žmogus. Na ir kaip tas nežmogus čia reiškiasi? Tai visų pirma norėčiau pabrėžti, kad
tie nežmonės tai yra socialinė ir jokių būdų ne biologinė kategorija. Vis tik vaiko atveju tos kategorijos nežmogiškajam dėmeniui atsiskleisti yra svarbios ir biologinės, anatominės, fiziologinės vaiko raidos ypatybės. Fiziologiškai vaikai turi daug sąsajų su vandeniu, šlapumu ir tam tikrų nevalyvumu, ką kabutėse įvardinčiau, vėliau daugiau pašnekėsiu apie tą nevalyvumą. Na ir reikšmingi ir psichomotoriniai gebėjimai, judesių koordinacija ir kalbos artikuliacija. Būtent vaikų kūniškumas, išvaizdos ir psichofiziologinės savybės lemia jų sąsają su kitais tradicinėje lietuvių kultūroje esančiais nežmonėmis. Taigi ir kokie tie ryšiai, su kuo jie yra, tai visų pirma su mitinėmis būtybėmis, tada su gyvūnais ir su socialinių paribių atstovais. Ir čia kiekvieną grupę ir pristatysiu atskirai. Tradicinėje kultūroje mažas vaikas yra siejamas su mitinėmis būtybėmis ir visa anapusybė. Ir buvo tikima, kad vaiką supti ir šokdinti galinčios dvasios. Maži vaikai gali matyti dvasias ir kitas mitinės būtybės. Apie vėles reginčius vaikus lietuvių pasakose ir sakmėse yra rašiusi Jurgita Macijauskaitė Bonda. Ji aptarė tik ypatingus vaikus. Tačiau slavose yra tikima, kad bet kurie maži vaikai yra antiek dar nenutolę nuo protėvių pasaulio, todėl gali matyti po namus vaikštančius mirusius artimuosius. Na, o Polėsijoje buvo tikima, kad maži vaikai gali matyti po namus bėgiojančias rusalkas, o šalia esantys suaugusieji jų tiesiog nemato. Lietuvių medžiagoje vaikas gali net priklausyti ne tik jį pagimdžiusiai motinai, bet ir mitiniai vaikų močiai, kuriai gali būti teikiamos aukos. Ir čia pateikiu pavyzdį iš etnomedicinos vieną. Jei kuris vaikas negali naktį užmigti, tai saulė leidžiantis turi išeiti ant kiemo senutę, nešdama žiurstę kokių trupinių ar grūdų ir berdama tuos grūdus į visus šonus turi sakyti: labas vakaras vaikų močia, čia atnešiau tau biednų vaikų trupinius, sugrąžink jam jo ramumą ir uždaryk jo akutes, tada vaikas visuomet ramiai miegos. Tačiau vaiko sąsaja su anuo pasauliu geriausiai atsiskleidžia tikėjimuose ir sakmėse apie laumes, jaunų arba pagyvenusių moterų pavidalą turinčias mitinės būtybės. Laumėms būdingos yra kelios funkcijos: be moteriškų darbų atlikimo, bendravimo su vyrais ir kenkimo gyvuliam, jos skriaudžia arba globoja vaikus. Ir buvo tikima, kad mažą vaiką laumės gali nužudyti, pavogti ar sukeisti jį su savuoju. Lietuvių mitologinės sakmės apie laumes ir jų santykį su mažais vaikais sudaro apie trečdalį visų sakmių apie laumes, tai yra gan didelis masyvas. Ir iš šio trečdalio vaiko mitiniai sampratai svarbiausia yra grupė sakmių, kuriuose laumės sukeičia vaikus. Visoje Lietuvoje žinomi, nors pietų ir pietvakarių regionuose dažnesni tikėjimai, kuriuose minimos naujagimio apsaugos priemonės nuo laumių. Didžiausias pavojus, kad laumė pakenks vaikui, yra iki krikšto. Todėl iki jo būdavo būtina šalia kūdikio nuolat budėti arba žibinti šviesą. Nuo laumių apsaugodavo ir krikščioniški sakralūs atributai, įvairūs šventinti daiktai, škaplieriai, rožančiai. Įdomus tikėjimas, kad vos gimusi ir maudoma vaiką nuo laumio apsaugo ir žegnojimas ir vardo davimas. Tai yra pirminis tarsi naminis krikštas, kuriame su vardu vaikas kaip mitinė būtybė įgauna pirmąjį žmogiškumo dėmenį. Stipresnę apsaugą nuo laumių kūdikis įgyja po institucionalizuoto krikšto ir tai rodo, kad iki jo vaikas priklausydavo mitiniai ano pasaulio bendruomeniai. Mitologiškai vaikus kaip tokios bendruomenės atstovus sieja ir jų ryšys su vandeniu. Lietuvoje dažnai yra vaikų kilmės aiškinimai iš vandens telkinių. O laumės taip pat dažnai yra sutinkamos prie ežerų, upių ar kūdrų. Kad maži vaikai gali priklausyti laumėms, rodo ir laumio elgesys su pamirštais arba pavogtais žmonių vaikais. Sakmėse juos skriaudžia tik tuomet, jeigu vaikus motinos palieka tyčia, tai yra tikisi apdovanojimo kažkokio. Tačiau jeigu vaikas yra paliekamas netyčia arba laumė jį pasivagia, jis su juo elgiasi kaip su savu, jį globoja, ramina verkiantį, jam dainuoja. Na ir kitų tautų tautosakoje taip pat galima aptikti, kad su mūsų laumėmis daug bendrumų turinčios mitinės būtybės gali pakenkti mažam vaikui arba jį sukeisti su savuoju. Škotijoje buvo tikima, kad mažus vaikus į savus keičia fėjos,
Kaip ir mūsų laumiukai, fėjų vaikai atskiriami pagal tuos pačius bruožus. Tai arba jie nepaliaujamai verkia, yra nepasotinami ir labai rajūs, arba turi kokių nors ypatingų savybių, gali kalbėti tokiame amžiuje, kai vaikai dar nekalba. Na ir kaip Lietuvoje didesnė tikimybė, kad fėja pavogs dar nekrikštytą vaiką. Lygiai taip pat elgėsi ir airių fėjos. Panašiai elfai naujagimiams kenkia ir Šiaurės Europos kraštuose, pavyzdžiui, Islandijoje. Apie vaikams kenkiančias, juos pagrobinčias, apkeičiančias mitinės būtybės yra gausų medžiagos ir visų vakarų slavų ir kai kurių rytų slavų folklore. Na ir įdomesnis gal faktas toks, kad Lenkijoje kūdikiams galinčios pakenkti mitinės būtybės minimos ir vaikų kilmės aiškinimuose. Esą vaikams yra sakoma, kad juos atnešusi yra pavyzdžiui boginka arba rusalka arba poludnica. Tai leistų spėti, kad šių būtybių atnešti kūdikiai tarsi joms ir priklauso. Taip, toliau. Kalbant apie vaiko ryšį su mitiniu pasauliu, atskiro dėmesio, man regis, yra vertos dvi būtybės, tai yra baubas ir maumas. Čia matote dvi iliustracijas iš Kotrynos Zylės knygos Baubo ir maumo. Na ir kitaip nei su prieš tai išvardytomis būtybėmis, svarbiausia baubo ir maumo atveju yra mitinė sąsaja su vaiko kūniškumu. Galima išskirti 3 lygmenis baubų ir maumų, aš taip vadinčiau, apraiškų vaiko kūne. Tai yra fiziologinis, kalbant apie kūno išskyras, fizinis, kalbant apie momenį ir psichosocialinis, kalbant apie vaiko kalbos raidą. Baubas ir maumas tradicinėje kultūroje turėjo asociacijų su vaikų kūno išskyromis, na ir konkrečiai, taip grubiai tariant, snargliais. Šios vaikų kūno išskyros yra ypač jiems būdingos, na ir tą rodo frazeologijos medžiaga. Pavyzdžiui, snarglys nenudžiūvęs, taip sakoma apie jauną nesubrendusią asmenį, arba snarglį nusišluostyti iš panosės, tai yra paaugti arba ūgtelėti. Snarglius sunešti, taip sakoma apie vaikų suėjimą į vieną vietą. Na, o žodis snarglius lietuvių kalboje reiškia ne tik tą, kuris yra apsisnargliavęs, bet ir nesubrendusi žmogų. Pavyzdžiui, toks snarglius, o jau prie vyrų lenda. Lietuvių kalboje žinomas taip pat ne vienas posakis, kai įprastai su vaiku tradicinėje kultūroje siejamos nosies išskyros vadinamos ir mitinėmis būtybėmis. Pavyzdžiui, maumas iš nosies lenda, arba tavo nosies pilna būbių. Ištrauksim tą babaušį iš nosikės. Na ir apie tai yra rašęs Gintaras Beresnevičius, apie šį tokį reiškinį. Ir jis kelia prielaidą, kad babaušis ir maumas gali reikšti skirtingo pavidalo snarglį, tai yra pirmas sukietėjusi, sudžiūvusi, o antrasis skysta. Ir štai čia išryškėja šių dviejų mitinių būtybių formos ir pavidalo skirtumai. Tikėtina, kad maumas galėtų būti tas skystesnio pavidalo snarglys, nes tautosakoje dažnai minima maumo gyvenimo vieta yra vanduo. Vaitkevičienės atliktas tyrimas semantiškai maumą ir sieja su vandenimis. Be to, šios kūno išskyrios turi ir kitokių mitinį krūvį turinčių pavadinimų. Jos susijusios ir su laumėmis arba su mitologizuotais žmonėmis, kurie kaip baubas ar maumas dažnai minimi vaikų gąsdinimuose. Lietuvių kalbos pavyzdžiai rodo, kad žmonių sąmonėje vaikai tai buvo susiję su mitinėmis būtybėmis, kad jos perkeltinė prasme tarsi apsigyvendavo vaikų kūne. Kuo vaikas mažesnis, tuo tarsi yra nevalyvesnis, reiškia yra artimesnis ir minėtoms mitinėms būtybėms. Taip susiformuoja savitas mitinis socialinis kompleksas, kurį taip įvardėjau vaikas, snarglys ir mitinė būtybė. Ir toks ryšys rodo, kad nors vaiko fiziologija tokia pati kaip suaugusiųjų, jo santykis su jie yra kitoks. Vaikas dar nėra įsisavinęs kultūrinės aplinkos nulemtų higienos normų. Būtent tai lemia, kad senojoje pasaulėjautoje vaikas iš dalies suvokiamas tebesantis anapus kultūros ir bendruomenės. Na ir čia pacituosiu Beresnevičių. Snarglys yra ypač mitologiškas fenomenas, per kurį manding galima pasiekti ir patį žemiausiai lietuvių mitologijos sluoksnį. Būtent snarglys įgalina tvarkingą, logišką ir prasmingą perėjimą iš žemutinių mitologinių sluoksnių į fizinės gyvosios gamtos realijas, taip pat turinčias mitologinį pagrindą, bet jau priklausančią šiam pasauliui. Na ir čia toks trumpas ekskursas
nuo mano temos. Praeitais metais išleista Kotrynos Zylės knyga Mylimi kaulai. Ir pažymėjau kelias vietas šios knygos tekste maži vaikai įvardyjami snargleliais. Tai visoje knygoje labai ryškiai atsispindi ta tokia tradicinė pasaulėjauta ir vat, šitas ryšys ir perimta šiame kūrinyje yra. Kita kūno dalis, siejanti vaikus su mitiniu pasauliu, yra momuo. Viršugalvio vieta, kuri mažų vaikų būna minkšta ir nesukaulėjusi. Momuo tradicinėje kultūroje buvo siejamas su vaiko kalbos gebėjimais. Buvo tikima, kad vaikas pradeda šnekėti tik tuomet, kai užauga momuo. Na ir čia pavyzdžiai žodyno. Toliai vaikas nekalbas, lyg momonis užauga. Mažo vaiko momoniukas dar nesuaugęs, aštat negali kalbėti. Lyg metų momūnė neužauga ir todėl nekalba kūdikis. Taigi buvo manoma, kad momo užauga iki metų arba kai vaikui yra maždaug metai. Kap katro vaiko momolys lyg metam nesuauga, kožnam maškap vienap ig metam ties kakta yra momolaitis. Kalbos sutrikimai taip pat yra susiję su momens pažeidimais arba peršalimu net. Pavyzdžiai. Užgavo vaiko momunikę ir mikčioja. Arba sako, ansnebylys yra iš momūnės pardaužimo. Rūpestingai žiūrėjau, kad maumonėlės neperšaltų, o kam peršala, kam sutrenkia, tas vėliau pradeda kalbėti. Kartais sakoma, kad vaikas nekalbės aiškiai, jeigu momo bus sutrenktas iki jam dar pradedant kalbėti. Tačiau moments sutrenkimas pavojingas yra ir vyresniems vaikams. Liaudies medicinoje dėl moments pažeidimo atsiradę kalbos sutrikimai yra vadinami kalbos užmušimu. Ir pacituosiu pavyzdį. Atsiranda ši liga, kada viršų galvos didžiai indaužo į žemę, jeigu ypač maumonin galvoviršyje įmuša. Ta maumonį, kad stipriai užgauna, tai kalba savo užmuša. Taip nuo 70 metų jaunas vaikas kursai iš aukštos lovos per miegą besivoliodamas iš netyčių išpuola, ant žemės stačiai ant galvos norins dar valandą sušunk, ale ant rytojaus ir tojaus pasilieki pusnebiliu. O jeigu jis užaugs į vyrus, neprašnekės aiškiai, bet mikčiodamas kalbės ir niekas jo nepataisys ir neišgydys. Apskritai atrodo, kad tradicinėme pasaulėvaizdėje buvo svarbu, jog momo užaugtų laiku, o per minkštas momuo buvo traktuojamas kaip nesugijusi galva. Ir jai užgydyti buvo atliekami tam tikri veiksmai. Kada vaiko galva nesugijus yra duobutė, tada sudaužo kiaušinį ir paima baltymų, pakulų gražių suvilgo į baltymų ir uždeda ant tos duobutės, kad sugyt. Perkeltinė prasme, minkštas momuo buvo siejamas ir su asmens nebrandumu ar nesaugumu. Pavyzdžiui, dar tavo momuo neišaugęs, tai esi nesubrendęs, o jau kišiesi didelių žmonių kalbą. Arba atsiradogi galvočių, žiūrėk, dar momuo nesuaugęs. Būtų minkštas momenėlis, jeigu tu tep darytum. Ar tavo minkštas momenis tebėra, tai esi per mažas, silpnas. Kalbant apie mitinę mąstyseną, momenį galima sieti ne tik su nekalbančiu vaiku, bet ir su mitinė būtybė maumu. Lietuvių kalbos žodyne be pirmosios žodžio maumas reikšmės, tai yra vaikų baidyklė, antroji ir trečioji reikšmės yra tylus, nekalbus žmogus arba tas, kas neaiškiai kalba. Ir susiformuoja kitas kompleksas momens, kalbos, maumo ir vaiko. Mitinis tas visas socialinis ryšys. Ir anot Daivos Vaitkevičienės, su momens užaugimu maumų ir vaikų kaip nekalbančių būtybių ryšys nutrūksta. Ir kūdikis virsta vaikų žmogumi, kuris įsijungia į kitos rūšies organizaciją, kalbančiųjų visuomenę. Nuo tos akimirkos maumai tampa tik baidyklėmis ir ano pasaulio pasireiškiančio vandens pavydalais baugiomis šmėklomis. Dabar pereičiau prie kitos dalies, kurioje kalbėsiu apie vaikų ir gyvūnų ryšį. Tradicinėje kultūroje vaikai dažnai buvo gretinami su gyvūnais ir visoje Lietuvoje yra paplitę tikėjimai, kad šūkaujant ir nerimstant vaikams, kaip ir įvairiems gyvūnams, pavyzdžiui, varlėms, rupūžėms, gyvatėms, žalčiams, vabzdžiams, naminiams gyvuliams, reikia laukti lietaus.
Myslėse kūdikis koduojamai užmenamas gyvuliuku. Pavyzdžiui, gyvas gyvuliukas ant gyvo stalo valgo, tai yra žindantis vaikas. Arba gyvas gyvonukas gyvam krėsle sėdi ir gyvą duoną valgo, tai taip pat vaikas žinda. Kitose to paties tipo myslėse atsakymu gali tapti ir koks nors gyvūnas, pavyzdžiui, žindantis paršas arba kraują siurbintis gyvūnai, giliai sparvos arba utelis. Na, o lietuvių priežodžiuose taip pat galima aptikti vaikų gretinimus su gyvūnais – paršu, šunimi, viščiuku, triušiu, šešku. Na, ir toks gretinimas gali būti atsiradęs dėl panašaus vaikų ir gyvūnų elgesio. Pavyzdžiui, vaikai mušas kaip šeškai arba kai kurių tam tikrų savybių. Nuo šunio ir nuo vaiko nieko nenuslėpsi. Na, ir dėl gausaus skaičiaus. Vaikų kaip kralikų, purvo lygi kelio, vaikų kaip paršelių. Ir taip pat dėl socialinės padėties. Ar vaikas ar paršiukas, kur ne jo vieta, neleisk. Kalbėdama apie vaikų sąsają su mirtimi, jau mano minėta Macijauskaitė Bonda taip pat pastebi vaikų ir mirtį gebančių išpranašauti gyvūnų ryšį. O vaikų metaforinis įvardyjimas smulkiais paukščiais, pavyzdžiui, žvirbliais ar vabzdžiais, yra susijęs su jų mažumu ir silpnumu. Na, pavyzdžiui, žvirblis toks, o mokykla tolybėse. Ar tokia vabalėlis paima ir dirba, vabaliuką parvežė skurliuose ir auginu. Vaiko įvardyjimas gyvūnų, pavyzdžiui, zuikių, katinų, vabalų ir žvirblių, gali būti vartojamas ir kaip poetinė folkloro priemonė, kalbos žaismė, malonybinė ištara, tačiau šis gretinimas nėra taip stipriai mitologiškai išreikštas, kaip vaikų ryšys su dviem kitais gyvūnais, tai yra žuvimis ir varlėmis. Na, ir pastarasis ryšys yra susijęs su įsivaizdavimu, kad vaikai yra kilę iš vandens telkinių. Tikėjimai, kad žmonės atsiranda iš konkrečioms vietoms artimesnių vandens telkinių, buvo žinomi visoje Lietuvoje ir plačiai paplitę. Ir kaip teigia Jonas Balys, tai susijęs su tikėjimu, kad prieš gimdami vaikai kaip varlės gyvena balose. Šis vaikų iki gimimo buvimas varlėmis sietinas su protėvių reinkarnacija ir tikėjimai, kad mirusių protėvių sielos gali įsikūnyti varlėse, žinomi ir iki krikščioniškoje Estijoje, taip pat plačiai žinomi Skandinavijoje ir kitose Europos šalyse. Šiuos tikėjimus papildo naujagimių priėmimo per gimdymą lietuviški apibūdinimai vartojami žuvų gaudymui. Pavyzdžiui, buvo sakoma, kad pribuvėjos, tai yra bobutės, kūdikius sužvejodavo arba sugaudavo. Vaikams buvo sakoma, kad bobutė vaiką išžvejojusi ar sugavusi netoliame esančiame vandens telkinyje arba paėmusi jį iš atnešusio gandro. Taip pat dažni tikėjimai, kad pamačius netoliese vaikšnėjantį gandrą reikia laukti šeimos pagausėjimo, o vaikams netgi buvo draudžiama vaikyti gandrus, nes jie neatnešė broliuko arba sesutės. Tikėjimą, kad vaikai prieš gimdami buvo vandenyse, galėjo lemti varlės ir kūdikio kūno formos panašumas. Gali būti, kad snape gandro nešama varlė primindavusi mažyčio žmogaus siluetą. Taip pat galima spėti, kad tokio vaizdinio susidarimui įtakos galėjo turėti ir žmogaus gemalo raidos fazės, kai jis būna tam tikroje raidos fazėje panašus į varlę. Na ir šiuos pastebėjimus galėtų apibendrinti apie Žiobiškį 20 amžiaus pabaigoje užfiksuotas humoristinis žmogaus atsiradimo aiškinimas, įpintas į pasakojimą apie Špitolės senumą. Visi mes dar Bekerio baloje buvom, o Špitolė jau stovėjo. Gandras mus visus į gyvenimą iš šios balos atneša. Kad negimę vaikai siejami su balose esančiomis varlėmis, rodo ir XIX amžiaus pabaigoje į Antano Juškevičiaus Juško žodyną patekęs sakymas: tu varlių kurkuluose buvai, o aš jau dirbau. Na, kitas gyvūnas, su kuriuo dažniau gretinami yra negimę vaikai arba vos tik gimę vaikai, yra žuvis. Ir tai patvirtina jau minėti naujagimio priėmimo apibūdinimai, kuriuose bobutės kūdikius sužvejoja arba sugaudo, na ir kita leksinė medžiaga. Pavyzdžiui, per žmonės eina gyvas žuvis gaudo, tai yra priima kūdikius. Dar sako, Bacėnas atnešė, į anksčiau žuvis jam davė bernioką mergiotę. Dusetų krašte 20 amžiaus pirmojoje pusėje užrašyta, kad bobutė tėvui pristatydama gimusi berniuką jį pavadindavo lydekiuku, o mergaitę karosėlę.
Latviai tik gimusi ar gimsianti berniuką vadina ešeriu, unguriu, o mergaitė kuoja ir lydeka. Gervėčių apylinkėse vaikams paklausus mamos, iš kur yra atsiradęs naujasis šeimos narys, tai buvo atsakoma: žuvis davė aluošoj. Važiavau per undenį, kai unduo ėjo per aluošą ir man žuvis pagonė šito broliukų ir davė ir aš jumi atvežiau. Dabar auginsim namuose. Iš turimos negausios medžiagos susidaro įspūdis, kad su žuvimis siejamas tik negimęs arba vos gimęs kūdikis ir tokiam naujagimiui ir žuvų tapatinimui įtakos galėjo turėti jau ir mano minėta žmogaus gemalo raida, kurios ankstyvose fazėse gemalas galbūt galėtų priminti žuvį, na, o vėliau dar ir varlę. Na ir dar viena svarbi savybė, tradicinėje kultūroje leidžianti vaiką sieti su žuvimis, yra balso neturėjimas. Čia matyt labiau turimas omeny vaiko negebėjimas artikuliuoti garsus ir sakoma, žuvis ir vaikai neturi garso. Ir visoje Lietuvoje yra žinomi tikėjimai, kad dar nekalbančiam vaikui negalima duoti žuvies, nes jis taip ir nebepradės kalbėti arba turės kalbėjimo defektų. Mažam vaikui negalima duoti valgyti žuvies, nešvepluos, tai yra negalės gerai kalbėti. Na ir tokie tikėjimai žinomi ir skirtingose slavų tautose, o tokiu būdu vaikas ilgiau tarsi išlieka artimas žuviškai prigimčiai. Žuvų savybė neskleisti garsų priartina jas prie mirusiųjų, o mažo dar negimusio vaiko ta pati savybė ir įsivaizdavimas žuvimi taip pat jį išlaiko artimą anam pasauliui. Tai tiek apie žuvis, na, o dabar apie varles, nes apie varles medžiagos šiek tiek daugiau yra. Tai net ir vadinu šitą dalį, kad tai yra buvimas varliūkščių, tai yra tarsi viena žmogaus raidos fazių, kuri trunka tam tikrą laiką. Ir maži kūdikiai ir vaikai dažniau kur kas yra tapatinami su varlėmis, o ne žuvimis. Ir čia galėtų būti reikšminga ne tik tai, kad žuvis ir varlės skiriasi išoriškai, bet ir tai, kad žuvis gyvena tik tai vandenyje, o varlės ir sausumoje. Taip ir naujagimis pereina iš vandeningos į sausesnę aplinką ir su varlėmis mažus vaikus siejančius požymius galima būtų suskirstyti į 3 grupės. Tai pirmoji vienijanti savybė yra jų šlapumas. Savaime suprantama, kad maži vaikai vien dėl fiziologinės veiklos ypatumų yra šlapesni už vyresnius vaikus ir suaugusius žmonės. Kalboje vaikų šlapumas įgyja ir perkeltinių prasmių. Norint neigiamai pabrėžti žmogaus jaunumą, vaikiškumą, nebrandumą, sakoma, kad jo ausys yra šlapios arba jam už ausų šlapia. Dausi šlapės, jau į mergas eina. Antra, varlių skleidžiami garsai dažnai nusakomi taip pat kaip ir vaikų verksmas arba neaiškus kalbėjimas. Apskritai žodžiai, kuriais įvardėjami varlių judesiai ir garsinė raiška, dažnai vartojami norint apibūdinti žmogaus fiziologinius sutrikimus arba negebėjimą ką nors atlikti. Ir turint omenyje, kad maži vaikai dar negali artikuliuoti garsų, sakoma, kad jie kaip varlės, pavyzdžiui, gargaliuoja, kniurkia, kukuoja, kverkia, maksi. Pavyzdžiui, varlės baloj maksi, makt, makt. Maksi ir maksi vaikas, negali tylėti, nemaksėk. Trečia, tiek varlių, tiek vaikų nekoordinuoti judesiai vėlgi nusakomi yra tais pačiais žodžiais. Pavyzdžiui, keižioja, keverzuoja, kiuldina. Taip, pavyzdžiui, kiuldina išlengva kai varlė. Arba vaikas per aslą jau kiuldina. Nors žmonių kilmės aiškinimų būta ir daugiau, matyt dėl tikėjimų, kad vaikus iš vandens telkinių atnešąs gandras, taip pat dėl judėjimo ypatumų ir garsinės raiškos panašumo, maži vaikai dažnai ir vadinami yra varlėmis. Tylėk varlė, klausyk, ką dėdė sako, pavyzdžiui. Arba varlėda visai, žiūrėk jau koks išdykęs. Na ir kitaip visaip gali kitomis formomis būti vadinami varlėkais, varlėžomis, varlėkojais, varliais, varliūkščiais, varliūzais, varložiais. Pavyzdžiui, varložį nosę nusišluostik, nei didelių kalba kiškės. Na, o vaikų būrys gali būti vadinamas varlynu arba varleva. Ir vaiko ryšys su varlėmis bei jo nebrandumas taip pat atsiskleidžia per kvapą. Pavyzdys. Da varlis smirda, da mamos piens nuo lūpų nenudžiūva, o jau visur lent.
Augdamas vaikas išmoksta koordinuotai judėti, keičiasi kalbėjimo įgūdžiai, jis aiškiau kalba, mažiau verkia. Ir motorinių įgūdžių trūkumas yra viena iš savybių, dėl kurių pačiose įvairiausiose kultūrose vaikai yra suvokiami kaip socialiai nepilnavertės būtybės, o vaiko motorikos ir kalbos tobulėjimas traktuotinas kaip kūdikio laipsniška transformacija į žmogų. Perėjimas iš ropojimo, kuris siejamas su gyvūnais, į vaikščiojimą reiškia arba vaiko tapimą visišku žmogumi, arba tiesiog potencialiu žmogumi. Atsižvelgiant į tai, augimas lietuvių kultūroje gali būti aiškinamas kaip savotiškas išvarlėjimas, tolstant nuo savo pirminės varliškos būsenos. Ir todėl tikėjimas, kad nėščia moteris žiūrėdama į varlę gali sukelti persileidimą, yra tarsi galima grėsmė, kad dar negimęs vaikas bus fiksuojamas esamoje varlės būklėje ir taip sustabdomas arba nutraukiamas varlės tapimo žmogumi procesas. Persileidimas šiuo atveju metaforiškai gali būti suvokiamas kaip gimimas per anksti, tai yra gimimas varle. Ne tik moters nėštumą, bet ir buvimą mažų vaikų kaip ypatingą ir pavojingą būseną rodo tikėjimai, kuriuose minima, kad gimusi vaiką pavadinus varle, jis liks mažas kaip varlė, tai yra nebeaugs. Arba, kad varle vadinamas mažas vaikas gali tapti nevikrus arba nustoti augti 1, 3 ar net 12 dienų. Išeitų, kad vaiko vadinimas varle kuriam laikui sustabdo jo visą išvarlėjimo procesą ir išlaiko jį artimesnį varlėms. Vis dėlto neatrodo, kad buvo vengiama varlėmis vadinti nedidelius vaikus. Galima teigti, kad iki tam tikro amžiaus vaikai būna susiję su vandeninga praeitimi ir juos galima vadinti varlėmis, o vėliau augdami ir nuo tos praeities nutoldami jie tampa varliamušiais ir varlialupiais. Štai kaip varliamušių veiklą nusakė Petras Zalanskas. Būdavo, kai vaikai augome, labai buvo vaikams varlės britkios. Kur užmatėm varlę, tai visi vaikai pagaliais, akmenimis visas varlės pamušam, pagurinam, kad nei vienos nebūtų. Oi, kaip visiems būn toj varlė britki. Galima numanyti, kad išėjimo iš varlės fazės procesas buvo susijęs ne tik su fiziologinė vaiko branda, bet ir su jo socialinės padėties kitimu. Tradicinėme Lietuvos kaime vaiko socialinė padėtis pasikeisdavo jam pradėjus piemenauti. Atitolus nuo namų ir didžiąją laiko dalį ganant gyvulius atsirasdavo daugiau galimybių įsitraukti į varliamušystę. XIX amžiaus pabaigoje vaikai piemenauti pradėdavo 6-7 metų ir šią amžiaus riba labai įdomi vaikų vadinimo varlėmis kontekste. Nes 2022 metų vasarą Marcinkonyse man pavyko užrašyti iš 2 pateikėjų, kad vaikai varlėmis būdavo vadinami maždaug iki 6-7 metų. Tai būtent iki to amžiaus, kai pradeda piemenauti. Ir vieno iš pateikėjų, kai paklausiau, kodėl vėliau jie taip yra nebevadinami, tai buvo gautas toks labai trumpas tiesmukas atsakymas. Jisgi jau ne varlė, tai ir nevadinam. Na ir piemenimis šiaip pabuvę pusberniais ir pusmergėmis tapę jaunuoliai įžengė aukštesnę socialinę pakopą. Paaugusių vaikų, vyresnių paauglių ar jaunuolių vadinimas varlėmis ir varlėkais jau įgyja niekinamąją ir menkinamąją prasmę. O piemuo iki šių dienų yra vartojamas asmens nebrandumui apibūdinti ir turi menkiamąją prasmę. Tad galima manyti, kad kaip varlėmis vadinti paaugliai, taip ir piemenimis paniekinamai gali būti vadinami jaunuoliai, o toks reiškinys yra būdingas pereinamosioms jaunų žmonių socialinės raidos stadijoms. Kitaip tariant, iš varliško gyvenimo tarpsnio pereidami į piemeniškai, vaikai iš pradžių dar pabūna varliamušiais, taigi varliškasis būvis lietuvių tradicinėje kultūroje atsiskleidžia kaip savotiška vaiko socialinė pakopa, jis siejanti su svetimu po vandeniu esančio gyvūninio mitinio pasaulio atstovėmis. Dabar apie sociokultūrinius paribius. Tai jau kaip minėjau, jų atstovai yra elgetos ir kitataučiai. Jų ir vaikų sąsajoms svarbi yra jau minėta skirtis savas svetimas. Elgetos ir kitataučiai priklauso kitiems svetimiesiems senam pasauliui. Ir pagal Anglickienės išskirtus svetimumo lygmenis svetimiausia turėtų būti ir kitatikiai, ir kitataučiai. Tai yra žydai, netokie svetimi to paties tikėjimo kitataučiai, dar artimesni elgetos.
Tačiau žvelgiant į šių svetimųjų ir vaikų ryšį, galima sakyti, kad jų svetimumo lygmuo suvienodėja, kadangi ir kitataučiai, ir elgetos taip stipriai tampa mitologizuoti, kad būna ne tik kitokiais žmonių bendruomenės nariais, bet dažnai tampa tiesiog neatskiriami nuo mitinių būtybių. Jie gali būti ir apgyvendinami tvenkinyje, šulinyje ar baloje kažkokioje kaip ir mitinės būtybės. Lietuvių kultūroje vaikai dažniausia buvo siejami su dviejų tautybių kitataučiais, tai žydais ir čigonais. Ir šios dvi tautybės yra pačios populiariausios apskritai lietuvių tautosakoje. Žydais retkarčiais įvardyjami labai maži vaikai iki krikšto. Ji gali pažiūrėti, guli lopšį, alda žydukas. Čigonų ir mažų vaikų sąsaja gerai atsiskleidžia perkeltinėme posakyje vaiko gimimui įvardinti. Čigonai susikraustė. Mitinis socialinis vaikų ir čigonų ryšys vaizdžiai perteikiamas viename tokiame pasakojime. Kai pradėjau klausinėti, kaip aš atsiradau, mano močiutė paaiškino, kad mane norėjo pirkti tėtis ir čigonai. Tėčiui trūko 1 kapeikos, tad jis nubėgo namo per aikštę, pasiėmė kapeiką ir spėjo mane nupirkti. Galvau, kaip gerai, kad tėtis mane nupirko ne čigonai. Tai šiame pasakojime tėvas savo pastangų dėka tarsi išperka vaiką iš galimo patekimo į čigonų bendruomenę. Ir tokie kūdikio išpirkimo motyvą turintys vaikų atsiradimo aiškinimai labai yra dažni slavų kraštuose. O vaikų kilmės aiškinimus tyrusios etnolingvistės Birutės Jasiūnaitės nuomonė lietuvių tautosakoje vaiko pirkimo motyvas yra gana naujas ir bus pas mus atsiradęs tik tai po Antro pasaulinio karo, tai veikiausiai ir perimtas iš slavų. Minėtame pasakojime tėvas atstovauja žmonių bendruomenę, o socialiniam paribiui priklausantis čigonai yra susiję su mitiniu pasauliu ir jie tarsi rungtyniauja, kuriam priklausys naujagimis. Pasakojime iki išpirkimo naujagimis gali priklausyti ir vieniems, ir kitiems. Kad vaikas be laipsniško įvesdinimo į sociokultūrinę aplinką lieka artimas čigonams, rodo ir toks lietuvių kalbos žodyno pavyzdys. Vaikas be priežiūros visiškum sučigonėjęs. Arba vos gimęs vardo neturintis vaikas taip pat gali būti vadinamas ir gudu. Mano broliukas dar tebėr gudas. Arba vaikai jam bobutė atnešė gudą. Panašiai kaip ir čigono bei gudo atveju, gimus vaikui sakoma, kad amerikonas atplaukė, arba atvažiavo, arba susilaukėm amerikono. Tai čia amerikonas irgi yra kitatautis, tačiau jo vaizdinys papildomas yra atvykimo iš už jūrų marių vaizdiniu, kas daro jį dar svetimesniu. Galima išskirti 2 priežastis, dėl kurių vaikai buvo tapatinami su kitataučiais. Pirma, iki krikšto kūdikis nebuvo laikomas krikščioniškos bendruomenės nariu, todėl remiantis konfesinės priklausomybės kriterijumi siejamas su kitais svetimaisiais, priklausančiais kitoms religinėms konfesijoms. Antras svarbus ir kalbinis kriterijus. Priežastis, dėl kurios vaikai buvo siejami su kai kuriais kitataučiais, yra jų neaiškus kalbėjimas, vogravimas. Anot Vaitkevičienės ir kūdikiai, ir kitataučiai, čia konkrečiai apie gudus kalbama, etnolingvistinėje opozicijoje aiškiai kalbantieji, neaiškiai kalbantieji priskiriami prie pastarųjų. O šio opozicija reiškėsi etninės identifikacijos principų. Mes kiti. Tad ir vaikai, ir kitataučiai yra tie kiti. Kalbinių požiūrių jie yra panašus. Vaikai, kaip ir mitinėmis būtybėmis gąsdinami, žydais, čigonais, gudais, kartais rusais. Pasitaiko, kad šie kitataučiai yra apgyvendinami mitinių būtybių vietose, kaip jau minėjau. Ir tokie vaikų gąsdinimai kitų tautų atstovais irgi rodo tam tikrą vaikų ryšį su svetimybės rytimi. Beje, žydų arba čigonų gali būti kaip bauba ir maumo atveju vadinamas ir snarglys. Pavyzdžiui, nusišluostyk žydą bainvirs bliūdan. Arba žydas iš nosės važiuoja, žiūrėk čigonas ant nosės kabo. Kiti socialinių paribių atstovai tai yra elgetos. Ir čia mitinių socialinių sąsajų su vaikais yra daugiau. Kaip ir kitataučio atveju, vos gimęs vaikas gali būti vadinamas ubagu. Mažą vaiką dar nekrikštytą ubagiuku vadina, o po krikšto jau vardu.
Šiame kontekste ryškus dviprasmiškas Elgetos vaizdinys. Čia Elgeta pasirodo ir kaip tas, kuriuo vaikai yra gąsdinami, ir kaip tas, kuris gali teigiamai paveikti vaikų sveikatą bei augimą. Pavyzdžiui, norint vaikus sudrausminti, sakoma, į maišą įdėsi, neklausysi, atiduosiu ubagui. Ubagas išsineš maišai ir įmes į ežerą ar į prūdą. Atiduosiu tarbon ir įmes, ubagas šulininį trauks. Ir taip toliau. Ir nors etnografiniuose šaltiniuose dažnai minima, kad vaikus gąsdindavo ubagais, kartais matyti visiškai priešingas santykis. Elgetų, pavyzdžiui, prašydavo vaikus padaboti. Arba ubagas vaikus padabodavo kaip savas žmogus. Vaikai labai mylėdavo ubagus, patys ir paduodavo ką valgyti, padėdavo panešti tarbas. Ubaga negąsdindavo vaikų, vaikai laukė ubagų. Jei pasitaikydavo, kad vaikai pasityčiodavo iš ubago, jie susilaukdavo labai griežtos tėvų bausmės. Ir kartais sakoma, kad vaikai nors ir pasitikdavo ubagus, bet patys išmaldos duoti jiems negalėdavo, kartais teigiama priešingai, būtent vaikai turėdavo įteikti išmaldą. Jei pasitaikydavo savo gyvenamąją vietą turinčių Elgetų, per šventes vaikai jiems neždavo maisto. Ir čia galima prisiminti Dzūkijoje iki 20 amžiaus vidurio švęstą Dziedų dieną, per kurią išmaldą Elgetoms dažniausiai ir neždavo vaikai. Suvalkijoje Prienų rajone išmaldą ubagui paprastai paduodavo vaikai. Ir tada jie gerai ir laimingai augdavo, nes dalis ubago maldos eidavo būtent už jų sveikatą. Panašų paprotį gyvavusi apie Kupiškį mini ir Dulaitienė Glemžaitė. Kai vaikai ubagui paduoda išmaldą, tada jie gerai auga ir būna sveiki. Taigi, vaikas duodamas išmaldą Elgetai tarsi užsitikrina sau gerą ateitį. Albinas Kriauza, pasakodamas apie senovės Kupiškėnų valgį, užsimena, kad jeigu Elgeta pamaitinus lieka duonos, ją atiduoda vaikams, kad didesni augtų. Na ir palyginti su vaikų ir Elgetų ryšiu, lietuvių tradicijoje paminėtinas ir XIX amžiuje Baltarusijoje užfiksuotas reiškinys, kad vaikai iškratydavo Elgetos terbą ir susirinkdavo joje buvusius trupinius. Taip pat yra žinomas tikėjimas, kad jeigu tėvams vis miršta maži vaikai, į kūmus turi būti kviečiami Elgetos. Na, bet Elgetos galėdavo vaikams ir pakenkti. Jau kaip minėjau, galėdavo juos nužiūrėti, pakerėti. Atsakius išmaldą galėjo sukalbėti ypatingą maldą, kuria užkeikdavo vaikus. Ir po to jie mirdavo. Ir būdavo tikima, kad atsakius išmaldą Elgetai arba jo neįsileidus buvo galima susilaukti tokių nelaimių. Tačiau aprašyta atveju, kai nenorėdami priimti Elgetos, suaugusieji išsiunčia jo pasitikti vaikus, kad šie pameluotų, esą nieko nėra namie ir taip išvengtų Elgetos apsilankimo. Vaikas tarsi nuima tą neigiamą krūvį, kurio galima susilaukti iš Elgetos. Taigi, kalbant apie vaikus ir socialinių paribių atstovus, verta prisiminti Baubo, Maumo ir Snarglio ryšį, nes ir ubagas gali būti ir kaip mitinė būtybė, gali tupėti šulinyje ir taip pat snarglys gali būti vadinamas ubagu. Pavyzdžiui, vaiko ubagiukas lent iš nosies. Arba kad išlindo snarglys kaip ubago botagas. Žiūrėk, ta ubagas lazdą kiša. Tai suprask, jau matosi iš nosies išlindę. Priešingai nei kitataučiai, Elgetos dažniausiai nepriklausė kitai religiniai konfesijai bei nebuvo kitakalbiai. Tad kokia galėtų būti vaikų ir Elgetų mitinio socialinio ryšio priežastis? Tradicinėje kultūroje buvo tikima, kad Elgetos tarpininkauja tarp gyvųjų ir mirusiųjų bei padeda palaikyti ryšį su protėviais. Jų tarpininkavimo reikšmė ypač svarbi su mirtimi ir mirusiais susijusiose šventėse. Tai yra laidotuvėse, atminuose, vėlinėse. Darant prielaidą, kad vaikai atkeliauja iš protėvių pasaulio ir kurį laiką išlaiko su juo ryšį, galima teigti, kad ir vaikai, ir Elgetos yra tam tikri tarpininkai, siejantis du pasaulius, todėl mitinių socialinių požiūrių jie ir yra panašus. Na ir dar šiek tiek apie krikštą. Nors vaiko tapimas žmogumi tradicinėse bendruomenėse vykdavo palaipsniui, reikšmingiausias ir svarbiausias šio proceso įvykis buvo pareigos ritualams priskirtinas vaiko krikštas. XIX amžiaus pabaigoje, 21 pusėje, naujagimiai paprastai buvo krikštijami per pirmas 3 savaitės nuo gimimo,
XIX amžiuje šis laikotarpis buvo dar trumpesnis ir daugelis gimusių vaikų buvo krikštijami pirmąją savo gyvenimo savaitę. Žvelgiant iš antropologo Arnoldo Vangenepo pateiktos pareigos ritualų skirstymo perspektyvos, gimimą galima būtų traktuoti kaip atsiskyrimo nuo ano pasaulio veiksmą, vaiko būseną iki krikštynų kaip perėjimą iš vieno pasaulio į kitą, o patį krikštą kaip perėjimą į žmonių pasaulį. Ir būtent todėl iki krikšto kūdikiai yra tokie pažeidžiami. Juos būdavo bandoma apsaugoti ir su jais atliekami veiksmai būdavo ritualizuojami. Iki krikšto kūdikiai suvokiami kaip esantis labai arti to ano pasaulio. Ir tokią tarpinę vaiko būseną išreiškia įvairūs draudimai, nusakantis, ko negalima daryti iki krikšto. Pavyzdžiui, negalima vaiko rodyti svečiams, į lauką nešti vaiko vystyklų, nes vaikas bus ligotas. Tokio vaiko niekur negalima neštis, nes laumė galinti apmainyti. Taip pat jo negalima palikti vieno kambarį, kad velnias neišneštų. Niekam nieko negalima ir skolinti, kad nebūtų išsinešta ir kūdikio dalia. Panašią funkciją atlieka ir nurodymai, kaip su vaiku turi būti elgiamasi, kol jis nekrikštytas. Pavyzdžiui, žirklės, kuriomis nukerpiama virkštelė, iki krikšto turi būti paslėptos gimdyvės lovoje. Arba nuprausus vaiką vandens negalima bet kur išpilti, jį reikia pilti papečin. Šalia vaiko turi būti žibinama žvakė arba lempelė. Ir nors dažniausiai sakoma, jog žibint kūdikį reikia, kad jo laumės nepamainytų, Kupiškio apylinkėse yra užrašytas pasakojimas, kuris atskleidžia ir šiek tiek kitokią, veikiausiai ir krikščioniško požiūrio paveiktą žibinimo prasmę. Čia pacituosiu. Nekrikštyto kūdikio siela nemato. Užtat, kol naujagimis dar nepakrikštytas, naktį troboj turi degti žiburys. Sakoma, kai dūšiai išeina pasivaikščioti, tai patumsi gali neberasti, kur sugrįžti. Po krikšto ant kūdikio galvytė šviečia krikšto ženklas ir tada kūdikiui atsidaro akis. Šiame tikėjime atsiskleidžia dar viena vaiko, būnančio tarpinėme būvyje savybė, tai yra jo sielos labilumas, kuris rodo jo artimumą mitiniam pasauliui. Ir man tą sielos labilumą pavyko užrašyti tik vieną variantą teksto tokio, bet jeigu pasižiūrėt plačiau į pasaulį, tai vos gimusių kūdikių sielos labilumas būdingas įvairiausioms kultūroms. Pavyzdžiui, Afrikoje gyvenantys azandžiai tiki, kad po gimimo mama su vaiku kelias dienas negali niekur išeiti iš trobos, nes vaiko siela dar nėra visiškai susijungusi su kūnu ir vaikas gali ją tiesiog prarasti. Ir yra paplitusi mąstysena, kad naujagimiui būnant tarpinėme būvyje, jo kūnas ir siela turi labai silpną ryšį. Ir jei naujagimis nebus izoliuotas, jo siela gali tiesiog grįžti atgal į dvasių ir protėvių pasaulį. Savukyno nuomonė, vienas iš svarbiausių žmonių skirstymo į savus ir svetimus kriterijų yra konfesinė priklausomybė. Tad vaiko krikštas yra ne tik mitologiškai reikšmingas įvykis atskiriantis vaiką nuo mitinio pasaulio ir įvedantis į žmonių bendruomenę, bet ir socialiai svarbus ritualas įtvirtinantis religinę priklausomybę. Tokiu būdu žmogaus gyvenimo tarpsniai beveik nuo gimimo yra konotuoti etnokonfesinėmis kategorijomis. Viena esminių krikšto apeigos dalių taip pat yra vardo davimas vaikui. Iki krikšto vaikas vardu yra nevadinamas ir net namų aplinkoje. Būdavo sakoma, kol vaikas dar nekrikštytas, jo nevadina jokių šventų vardų, o kalbėdamos moterys vartoja pavadinimus. Žydžiukas, pagonas, nekrikštas. Vadinti kokiu vardu, nors ir bus juo vėliau pakrikštytas, yra nuodėmė ir svieto apjuoka. Nekrikštytas vaikas taip pat galėjo būti vadinamas ir ubagiuku. Mažą vaiką dar nekrikštytą paprastai visų ubagiukų vadina, o po krikšto jau vardu. Ir daugelyje pasaulio kultūrų vardo davimas yra atskiras pareigos ritualas, iki kurio vaikas būna liminalinėme periode ir socialiai jis tuo metu, kol neturi vardo, dar nėra tapęs žmogumi. Anot Davido Lancy, tapimo vardo davimas vaikui yra jo asmenybiškumo arba tapimo žmogumi socialiai patvirtinimas. Ir nors anot estų folkloristo Ulo Valk,
vardo davimas gali būti suprantamas ir kaip asmenį saugantį su mitiniu pasauliu siejanti jungtis, nes vardo davimo apeiga iki krikščioniškose kultūrose gyvavo savarankiškai ir tik vėliau buvo įtraukta į krikšto apeigą. Vis dėlto aptariamojo laikotarpio lietuvių kultūroje abi apeigos, krikštas ir vardo davimas, yra sutampantis ir per krikštą vaikas įgyja ir konfesinę priklausomybę, o per vardo gavimą jis socialiai tampa žmogumi. Taigi, krikštynos ir vardo suteikimas yra ta riba, ties kuria pasikeičia vaiko socialinis statusas. Vis dėlto šį teiginį man norėtųsi patikslinti taip. Po krikšto kūdikis tampa šiek tiek panašesnis į žmogų, nes minėta apeiga, nors ir svarbiausia vaiko gyvenime, buvo tik pirmasis žingsnis tapimo žmogumi link. Asmuo krikšto metu yra atskiriamas nuo ankstesnio pasaulio ir įvedamas į naująjį, tačiau tradicinėje lietuvių sąmonėje krikštas yra tik viena pakopa ir vaikai dar ilgai būdavo tapatinami su svetimo pasaulio atstovais, kuriems priklausė ir mitinės būtybės gyvūnai, ir socialinių paribių atstovai. Kad toks vaikų siejimas su mitiniu pasauliu gali užsitęsti, patvirtina ir kiti tyrimai, kuriuose teigiama, kad net pradėjus vaikui vaikščioti ir kalbėti, tai yra ta fazė, nuo kurios įvairiose kultūrose vaikas socialiai dažniausiai ir pradedamas yra laikyti žmogumi, jis vis tiek lieka suaugusiųjų, tai yra tikrųjų žmonių bendruomenės periferijoje. Ir išvados apibendrinimas. Tradiciniai lietuvių kultūrai būdinga istorinė socialinė nežmonių kategorija, kuriai be kitų nežmonių priskirtinas ir vaikas. Kadangi nežmonės dažniausiai būdavo mitologizuojami, galima išskirti mitinę socialinę kategoriją. Pastaroji atskleidžia vaiko ryšį su mitiniu pasauliu. Šiam ryšiui yra svarbus du aspektai. Pirmasis – tai vaiko raidos ypatumai. Fiziologiškai vaikai turi daug sąsajų su vandeniu, šlapumu ir tam tikrų nevalyvumu. Reikšmingi ir psichomotoriniai gebėjimai, judesių koordinacija ir kalbos artikuliacija. Antra, šie raidos ypatumai būna susiję ir su socialiniu vaikų kaip atskiros ir išskirtinės grupės bendruomenėje aspektu. Dėl jo ir vaiko raidos ypatumų kultūroje susiformuoja tam tikri mitiniai kompleksai, į kuriuos patenka ir vaikas, ir mitinės būtybės, ir mitologiškai reikšmingi gyvūnai bei bendruomenės atstovai. Tiksliau sakant, išryškėja dvilypis vaikų ir kitų nežmogiško pasaulio atstovų ryšys. Vaikai dažnai su tais atstovais yra tapatinami, tačiau jais yra ir gąsdinami kaip vaikams galinčiomis pakenkti būtybėmis. Mitinės būtybės priešingai vaikams negali išaugti iš savo būklės, todėl keltina prielaida, kad susidūrimai ar sąsajos su jomis stabdo vaikų augimą ir sulaiko juos mitinėje erdvėje. Ir toks vaikų įprasminimas lietuvių kultūroje vaikystę atskleidžia kaip tarpinę arba pereinamą būseną iš mitinio į žmogišką pasaulio, įvairios šios būsenos išraiškos, būdingos ir daugelį kitų pasaulio kultūrų. Tai labai ačiū už kantrybę ir dėmesį. Tai labai daug informacijos ir labai įdomios ir netikėtos. Įdomu, kiek esate tokios etnografinės medžiagos pati užrašysi ekspedicijose ir kiek jos naudojat? Kadangi ekspedicijas, tiesą sakant, pradėjau važinėti labai neseniai, o su šita tema dirbu tai jau turbūt virš 10 metų, ar ne? Tai daugiausia remiuosi archyvinę medžiagą arba spausdintais šaltiniais, o ekspedicijos dažniausiai vyksta tokios, nebūna visiškai tikslingos vaikystės tema. Tai va čia, kur pacitavau, paminėjau 2 pateikėjus iš Marcinkonių, ten tiesiog išėjo iš kalbos, nes moteris kalbėdama labai dažnai, ką nors pasakodama apie savo vaikus vaikystėje, jinai pasakydavo varlę ir tada vat, įeini ir bandai išklausti kažko. Bet šiaip būtent šita tema, tai labai mažai esu ką užrašius. Prašom, klausimų. Ar yra, čia gal šalia, bet man įdomu, koks santykis yra jausminis su vaikais tradicinėje kultūroje, ar turi tokių
žinių, dėl to, kad aš esu girdėjus šiandien ne Lietuvos kontekste, bet labiau europiniam, kad atseit stengdavosi vaikų nepamilti, kol jie dar maži, nes buvo labai didelis mirtingumas, kad tokio skausmo neišgyventų. Na, tiesiog, kad galėtum sakyti. Tai vienas iš paaiškinimų ir yra, kad dėl didelio vaikų mirtingumo, ten skaičiai yra beprotiški, ten tarkim iki metų, šiaip imant jeigu įvairias pasaulio kultūras, tai iki metų mirdavo nuo 20 iki 50% kūdikių. Lietuvoje truputį mažiau, ten per metus apie 8-11 tūkstančių. Bet tai irgi ten vos net trečdalis visų mirusiųjų apskritai būdavo vaikų iki metų. Tai yra tokia teorija, tokia prielaida, tokie pasvarstymai, kad tas vaikų mitologizavimas ir susijimas su visų mitiniu pasauliu, tai yra kaip psichologinė apsauga žmonių, tiesiog nuo skausmo, nuo to praradimo, tai tu neprisileidi to vaiko kaip savo, kaip kažko žmogiškojo, tai yra kažkokia asmenybė, būtybė, kuri greitai gali išeiti iš šito žmonių pasaulio. Tai tokia kaip strategija išgyvenimo, sakyčiau. Tas mano daug kartų jau čia šiandien minėtas Davidas Lancy, jis irgi rašo apie tą strategiją, jis ją net vadina palaukim ir pažiūrėkim, tą wait and see. Tai palauksim, pažiūrėsim, ar išgyvena, tai jeigu išgyvena, tada jau mylėsim. Toks. Čia tai, ką aš netėjau, kažkaip buvo daugiau iš suaugusių varpinės. O kaip yra, kai pats vaikas, kiek jis save suvaldė tapatina, arba jo paties gyvenime, sakysim, piemenų folkloras. Laukia vietos lindinų ir kaip vardas lindin. O tas toks, arba kažkada dar mokykloje teko dirbti, tai vaikas pamatė varlę, sakysim, kur nors įtokė šeštas. Būtinai didžiausias dėmesys. Taip, prieš kelias dienas mano anūkė čia už miesto pamatė varlytę. Oi, varlytę mačiau jau 6 metų, bet jau buvo toks entuziazmas. Toks džiaugsmas. Aš tai net nežinau, ką pasakyti. Yra kažkokie nepaaiškinami dalykai, kur nutraukia prie tų varlių vaikus ir tie. Savos. Savas kvapas. O iš vaiko perspektyvos tai netyrinėjau, nes kaip ir sakiau, daugiausia, bent jau šią temą aš dirbu su archyvinė medžiaga, tai aišku, kad ten suaugusių perspektyva perteikta. Ne tiek vaikų, kiek suaugusių. Bet dėl šito vaikų visokio ten pasierzinimo galime suabejoti, ar tikrai ten, manau, kad tikrai vaikų kūryba nesuaugusi, kai kurios dainelės. Čia irgi dar toks... Atskiras laukas, dar ten galima būtų pakapstyti, tas piemenų dainas. Kiek dar gyvas folkloras, kai jūs keliauja čia po rajonus, kalbina, kiek dar tai yra... Žiūrint, kuris folkloras? Tas gilusis, ar kaip? Nežinau. Man labai gilus folkloras yra tikėjimai. Tikėjimai įvairiausi, gajus dabar labai yra. Bet tarkim, užrašyti autentišką pasaką ar sakmę, tai jau yra retenybė. Tai čia. Kalbant apie patarlės ir priežodžius, kuo vyresnis žmogus dažniausia tuo kalboji pastebi. Ten atsitiktinai vartoja, tuo ta kalba vaizdingesnė būna. Jaunesni žmonės mažiau priežodžių ir patarlių vartoja. Tai čia, toks, žiūrint apie kurios rūšės, kurio žanro folklorą kalbėtume. O pagaliau, ką laikysim folklorą, nes argi nebuvo kažkada, sakysim, dvarų folkloro, jų tik toks nesidomėjo, to lygiai ir dabar šiuolaikinis, argi mes negalim kalbėti apie, sakysim, kompiuteristų folklorą. Kiekviena bendrija, vis tiek turi savo kažkokius ypatumus gyvenimo ir jeigu kūrinys neaktualus, kodėl juk viskas atmėlė.
nu, iš tos senosios tradicijos. Nebetitinka realijų. Nu tai galim į folklorą žiūrėti kaip į tą senąjį, bet tai šiuolaikinis folkloras gyvuoja kitomis formomis. Nu, ką Povilas sako, tai bus kitoks folkloras, bet jis vis tiek yra. Bet negali sakyti, kad jokių ryšių nereikia. Kad ko nėra? Kad yra kažkokia, va, čia tas, o čia tas. Ne. Vis tiek yra savaime, kaip persipinantis dalykai. Čia visai neseniai per radiją girdžiu pokalbį, ten, žodžiu, rimtas pokalbis ir klausytojai skambina. Ir vienas klausytojas skambina ir sako, po perkūnais, nu ką čia aiškina, pasipiktinęs bedavais, vartoja tą priežodžių. Aš dar galvoju apie tą šiuolaikinį folklorą ir kiek yra perimimo iš senojo folkloro. Tai man labai kaip ir geras ir tinkamas pavyzdys, gal įspūdingas atrodo tos vadinamos šiuolaikinės sakmės. Yra toks visam pasaulyje gerai žinomas siužetas Vanishing Hitchhiker, kur kas nors tranzuoja, stabdo mašiną ir vairuotojas sustoja ir po to tas, kas atsisėda į tą mašiną, išnyksta ir po to sužino, kad čia buvo miręs. Tai yra visiškai tradicinė sakmė, kai būdavo, kai žmogus važiuoja su arkliu ir su vežimu ir irgi paveža kažkokią atsiradusią ant kelio ir po to pasirodo, ten buvo ir velnias, ar kokia dvasia, ir miręs buvo. Tai tiesiog keičiasi sakmės forma, bet iš esmės yra apie tą patį, bet tas pats siužetas pritaikomas prie šiuolaikinių realijų. Čia labai įdomus pavyzdys, nes aš atsimenu, kai buvo pats įkarštis Afganistano įvykių, tai tas pats siužetas būdavo, kad prisisapnuoja mirus duktė, oi man nesu tais bateliais palaidojot, man spaudžia nueiti tokiai vietoj, kokiai nuošalioj, bet būtinai kelias, atvažiuos mašina, ją stabdykit, įduokit batus ir man atveš. Sapnuojasi kelis kartus, galų gale nueina, atvažiuoja mašina, sustabdo, ta mašina kariška ir pasirodo veža laidoti, iš Afganistano parveža karstą, jaunuolis miręs, jisai atiduos. Lygiai tas pats, bet situacija pasikeitė visiškai pritaikyta. Lygiai kaip, kad ar žmogus arkliu važiuoja, ar veža tą cinkuotą karstą. Bet čia jau nuklydom. Tas vaiko ir varlės ryšys toks tarptautinis, ar ne, toks universalus. Visose kraštuose vaikai su varlėmis, ar ne, gretinami. Tokio nuoseklaus gretinimo, tai aš kaip ir neieškojau, tiesiog jeigu yra papročiai, kur siejama, kad protėviai, kad vaikai ateina iš protėvių, kad gali turėti pavidalą varlių. Tie tikėjimai yra panašus, o kaip kalbiniam lygmenį. Pas mus labai ryškus yra tas ryšys vaikų ir varlių kalbiniam lygmenį. Ir man atrodo, tai rodo stiprumą to ryšio. Ar kitur, kitose kalbose, kaip yra, tai nežinau. Aš galvoju, tokiam anglakalbiam pasaulyje, ar vaikai varliukais, varliūzais vadinami. Kiek paplitę, kad gandras atneša nešimą? O čia tai tarptautinis visiškai. Reiškia tada varlis. Tarptautinis. Užsimanot sovietinį filmuką apie Mauglį. Ar jo ne? Man atrodo, ir varlių šimtą. Taip. O pavadinti piemeniu čia lietuviškas toks veikalas, menkinantis toks pavadinimas, kai paauglį vadini piemeniu. Ar kitose tautose kažkaip neskamba, tik lietuviškai. Negaliu pasakyti. Kažkaip nesusidūriau niekur skaitydama. Pas mus tai labai toks aiškus. Ir tarkim, pavadinti piemeniu tokį pereinant iš snargliaus į pirmais piemenavimo metais jam toks pagirimas.
Taip, nes kai tu nori būti piemeniu, nes tai yra aukštesnė socialinė pakopa. Tam tikras amžiaus Taip, tarpsnis. taip. Pradžioj pagirimas, paskiau jau O po to jau menkinimas užsilikai gaunasi. tarp dienų. Tai kaip ir su varliukščiais ten ar varlėm, jeigu vadint vaiką, nes tai yra kaip ir vienas iš keiksmų varlė, kaip silpnesnis keiksmas negu rupūžė. Bet iš to, kai tu matai kalbinę medžiagą, atrodo, kad nebuvo vengiama būtent mažus vaikus vadinti varlėmis. Bet jeigu tu didesnį jau pavadinsi, tai bus lygiai toks pats menkinimas. Kaip jaunuolį pavadinsi piemeniu, jeigu jis jau išauga iš to piemens amžiaus. Tai čia reiškia tarptautiška varlių tas etapas, o piemeniškas etapas jau. Aš nesakyčiau, kad varlių etapas tarptautiška. Gal labiau man tas tarptautiška atrodo, tai vaiko atsiradimas iš vandens telkinių ir kad vaiką atneša gandras. Tai tada atsiranda tas ryšys su varle. Tai šitas dalykas yra tarptautiškas. O tas varliukščio fazė gyvenimo ar išvarlėjimas, tai aš negalėčiau teikti, kad čia tarptautiškai. Nes ta medžiaga, kurią aš disponuoju, jinai visiškai lietuviška. Grynai lietuviška. Prašom, dar klausimų. Kaip kilo idėja, perspektyvos nagrinėti vaikus šitą temą? Vaikus ir varles? Ne, iš viso vaikas, Kai studijavau magistrą, mane labai domino Elgetos. Ir rašiau darbą, čia mano magistrinio darbo vadovas sėdi. Rašiau darbą apie Elgetas, apie ubagus. Ir tada medžiaga mane labai sudominus, dėlioja medžiagą. Ir tu matai, kaip jinai į tam tikras grupės susidėlioja. Ir buvo skyrius vaikai ir ubagai. Tiesiog savaime atsirado iš medžiagos, o po to iš to skyrius tada gimsta daugiau kažkas. Varlės ir vaikai atsirado iš vis. Mane nuo vaikystės labai domina varlės, aš irgi ypatinga santykis su varlėm. Ir perėjau visas stadijas. Ir tiesiog... Ir mušimo. Ir mušimo. Gėda prisipažinti. Buvo ir tas stadijas. Ir rašiau straipsnį apie varlę. Mane apskritai domino, kokia ta varlė, nes visur, kai skaitai apie varliagyvius, beje, mano pirminis išsilavinimas biologija yra. Ir kai skaitai medžiagą apie varliagyvius, tarkim folklore, visur yra painiojamos varlės ir rupūžės. O man vis atrodydavo, kiek aš susiduriu su medžiaga, kad čia yra du skirtingi dalykai. Ir kad reikėtų pasižiūrėti, kaip tas varlės mitologinis vaizdinys, ta visa samprata atsiskleidžia lietuvių medžiagoje, bet būtent varlės, o ne rupūžės. Ir tada rengiau straipsnį, ir žiūriu, kad koks ryšys su vaikais yra. Tada atsirado ir ta dalis varlių ir vaikų. Kažkaip iš kitur atkeliavo. Dabar dar toks pastebėjimas. Anksčiau būdavo švenčiamos vardo diena, gimimo diena vėliau pradėta švęsti. Ar tai reiškia, kad anksčiau fizinis žmogaus gimimas buvo toks ne tiek svarbus, kiek žmogaus tapimas žmogumi, turinčiu vardą? Čia, sakau, man toks labai taiklus jūsų pastebėjimas yra, atrodo. Kad veikiausia taip ir buvo. Ir tai, kad tas socialinis tapimas žmogumi, jis buvo svarbesnis negu tavo apskritai gimimas. Ir reikia atsiminti labiau vardą ir tą datą, kai tu tapai žmogumi, o ne kai tu atsiradai čia. Ačiū. Tai ta vardo diena svarbesnė negu gimimas. Taip. Dar apie pasakėt, kad ubagų tema jūs domino, tai prisiminiau. Aš dar galiu prisiminti, buvo laikas, kai ubagas ateidavo į namus. Ateidavo, babų neįleisdavo, atsisėsdavo virtuvėje, pasidėdavo lazdą.
Nu, jūs, tarkim, jau nebe tų laikų ubagas tai gatvėje, kur ubagauja. Į namus neprisimenu, kad ateitų. Ne. Tokių Juozas vaikštančių. turbūt prisimena kaime. Taip ateidavo ubagas. Taip, be abejo. Tai praradimas tam tikras, ar ne, vaikai nebeturi to. Kaip jūs susidomėjote tada įdomu? Ubagais? Jo, nu vaikystėj, man tai galvoju toks vaikystės patyrimas ir gal būtų įdomu nagrinėti, o jums kaip... Aš net nežinau, kaip atsakyti tokį klausimą. Nu, man atrodė įdomus kaip kultūrinis reiškinys. Ir ta ubago ne kaip tokio ubagaujančio, išmaldą renkančiojo pusė, o būtent sakralioji pusė. Santykis bendruomenės su tų socialinių paribių atstovų, kuris neturi nei namų, ten ir veikiausiai ir nekvepia labai, ir į tavo namus ateina, bet yra santykis toks, kad tu privalai duoti. Tai man, ta sakralioji ubagystės pusė gal įdomiausia atrodė. Taip. Ir tuos, kai į namus įsileisti privalai. Ir apnakvinti, ir išmaudyti. Ir gražiai išleisti, ir pakalbėti, ir visą kitą. Ir dar tą pačią temą norėčiau paklausti, toj jūsų medžiagoj, tos dvi sąvokos – Elgeta ir ubagas. Aiškiai matyti, kad ubagas yra slaviškos kilmės, yra ubogiai, kaip sakant, o Elgeta toks, taip sakant, toks gal bendresnis žodis. Ar yra jūsų medžiagoj skirtumas tarp tų sąvokų? Ar čia visiškai sinonimiška? Aš sakyčiau, kad sinonimiška, bet tai tarmėse tai dažniau ubagas buvo vartojamas, arba žebrokas koks nors. Bet Elgeta, tai, man atrodo, čia toks šiuolaikinis žodis yra. Prašom dar. Kažkur tai kažką priskaičiau neseniai ir prisapnavau, kad Elgeta tai tas, kuris iš žmonių gauna savo algą. Iš esmės Elgeta dirba savo darbą. Jisai tarpininkauja tarp gyvųjų ir mirusiųjų. Elgetoms būdavo net, čia kaip Povilas pasakojo apie tas batelius ar kurpaitės, tai Elgetoms kartais neždavo ir atiduodavo ką nors, kad perduotų mirusiajam. Tai jis yra visiškas tarpininkas. Ir jo malda užtikrina visą gerovę ir čia esančiųjų, ir ten esančiųjų. Ir jis už tai gauna algą, dėl to jis turi būti šelpiamas. Dar turime čia klausimą, ar atkreipė dėmesį, kad rupūžė vadinama vaikai, taip pat vadinama vaikai supykus, ar ne? Žodžiu, atsiranda ir tas pavadinimas rupūžiuko arba rupūžė. Tai varlė ir rupūžė yra keiksmai. Jie yra keiksmai, tik man atrodo, kad varlė jis neturi tokio stipraus neigiamo krūvio kaip rupūžė, nes rupūžė tai jau stiprus keiksmas yra. Tai ir varlėm pavadina supykę irgi dažniausiai. O kiek dar iš viso tradicinėje kultūroje bausmės vaikų buvo paplitę, ar kas nors apie tai žinoma? Labai paplitę. Fizinės. Taip. Ir aš kai apie vaikystę rinkau medžiagą Lietuvos istorijos institute, etnologų surinkta, ir viską skaičiau, kas ten apie vaikystę parašyta, tai mane nustebino net, kad tos, yra įrašo apie fizinės bausmes ir nustebino, kad iš viso kiek aš ten perskaičiau, gal 2 žmonės tik pasakė, kad nereikėjo bausti fiziškai, o kad tai baudė taip ir reikėjo, tai o kas iš mūsų būtų buvę, jeigu nebūtų ten mušę ir panašiai. Toks savaime suprantamas dalykas buvo. Ir tikrai tradiciniai kultūrai jis buvo labai gajus ir priimtinas visiems.
savaime suprantamas. Čia kažkas buvo paminėjęs Maulį. Vida gal pati buvo susidūrus su tais dalykais. Aš gerai neprisimenu konkretaus straipsnio, tik prisimenu, kad skaičiau kažkur. Čia toks įdomus reiškinys, kad vis dėlto tas Maulio romantiškas įvaizdis yra iš pagrindų klaidingas. Nes yra pasitaikę atveju, kad vaikai yra užauginami žvėrių. Tarp jų ir vilkų, ko gero, dabar negalėčiau pagrįžti, prisimenu tiesiog. Skaičiau, kur nepamenu. Ir tie vilkų užauginti vaikai nėra žmonės. Yra vilkai. Fiziologinis pagrindas žmogaus, bet elgesys taip pat lemia raidą. Jie iš esmės keturpėsčiauja, ėda, urzgia, jie tampa vilkais, buvusio, reiškia, žmogaus užuomazgos pagrindu išauga vilkių prikritė. Tai tas pavyzdys labai aiškiai rodo, kad žmogus gimęs nėra žmogus. Jis dar turi tapti žmogus. Ir tas tapsimas žmogum simboliškai yra jo krikštas, įtraukimas į visuomenę. Fiziologiškai gimęs žmogus nėra žmogus, čia yra mūsų iliuzija, mūsų projekcija, mūsų viltis. Tai man regis tradicinė visuomenė tiesiog blaivesnė buvo ir racionalesnė šiuo atveju. Tai aš visiškai pritariu ir tiesiog, kai aš pradėjau vaiką vadinti ne žmogum, aš labai dažnai susilaukdavau tokių audringų reakcijų ir kritikos. Dėl ko aš čia tokį įvadą ilgą dariau su tais antropologais visais ir panašiai. Aš norėjau parodyti, kad ne pati aš esu galvojau. Medžiaga taip kalba, bet tai ne tik mūsų medžiaga. Ir pažiūrėkim dar į kitus tyrimus. Ir kad tas nežmogaus supratimas, nes daugam atrodo, jie priima labai biologiškai. Tai išgirsta nežmogus ir kad tu biologiškai nesi žmogus. Bet tai yra kaip socialinė kategorija tiesiog ir viskas. Ir taip. Nieko neišsprendžia, irgi sakyčiau, kad toks geranoriškas, toks palinkėjimas daugiau. Nes iš tikrųjų, kol neįgyja išsilavinimo, kol jis, nebūtinai mokyklinė prasme, bet kol jis neperima tos kultūros kažkokių pagrindų, kalba, elgesiai, visi kita tomis nežmogus. Ir netgi dar vaikas, būdamas 5 metų kalbantis, jis irgi dar yra dar būsimas, iš esmės realiai dar būsimas. Galbūt apie brandos apeigas būtų galima kalbėti, kada iš žmogum jau iš tikrųjų realiai. Tai iš tikrųjų tas tapimas žmogum, tai jis yra palaipsnis. Jis nėra toks, kad apkrikštijo ir jau tapo žmogum. Ir aš ten minėjau, nes man atrodo tas labai svarbu. Ir tapęs piemeniu, tu nesi žmogum, tu esi arčiau žmogaus, bet tu dar tik piemuo. Tai yra, irgi dar prototipas tik tai žmogaus. Kunigas yra irgi piemuo. Ganytojas, pastorius. Taip. Tas piemens samprata tokia. Ten dar yra skirtumai tarp kiauliaganio, ten po to kerdžius visada gerbiamas. Galima sakyti, kad čia dar tokia hierarchija piemenų, tu dar piemuo, dar ne kerdžius. Ne ta prasme, kad nebūtinai ne žmogus, tu gali būti piemeniu, dar tik piemeniu, nes dar nesi kerdžius. O kerdžius tai jau būtų kunigas. Tai aukščiausia piemenazė. Tai remiantis technologijom, čia pavyzdžiui, ne vieno žmogaus mūsų nėra. Aš ūkininko tai ne vieno. Taip. Juozas ūkininko sūnus. Matai, ūkininkų požiūrį tikri žmonės ūkininkai, kadangi mes, tarkim, mokslininkai, tai kas ne mokslininkas, ne žmogus. Arba redaktorių požiūrį, kitaip daryčiau. Kas tos požiūrį? Man labai svarbu, ką aš išgirdau, kad žmogus, gali vadinti žmogumi, bet esi gerbtinas. Kažkaip pačioj pradžioj, kad žmogus tai pagarba. Tada esi žmogaus, jeigu esi gerbtinas, reiškia tavo elgesys kažkoks tai visas įrodo. Doras, čia iš Končiaus paimta, iš Žemaičio šneku. Galime apibrėžti, kad tu jau žmogus, ar jau nešioji tą žmogus. Tai tam, Žmogaus teisės tik tuo metu. jeigu esi doras.
Ir klausdavo, koks jis žmogus, kaip žemaičiai klausdavo, adorsonsiai. Pagrindinis klausimas, pagrindinis apibūdinimas. Ten jau aiškina, kas tą dorumą sudaro. Pirmas visapimantis adors. Tai gal prakaltai savo. Svarbiausia, kad kas nevalgytų su bulvėm, o ne su duona. Tai kągi, labai ačiū. Tai bent jau šiaurės rytuose šitą dziarą, kai žinai šitą. Šitą įdėjimas, kai tai bent jau. Labai prastai, bet jo, girdėjau jo. Tai gerai. Ai, man paduot galima. Galiu išeiti.